m'appelle Andris Kasparavičius, le candidat pour le parlementaire européen. Vous allez voter pour moi. Stop. Mielas rinkėjau, noriu kalbėti paprastą kalbą ir pagal tiesą. Pakalbėkime apie gyvenimo prasmę. Būti ar nebūti? Ne. Dar paprašiau. Aš ir tu, mes tiesiog norime būti laimingi. Norime jausti saugus, sveiki, pasiturintys, kūrybingi ir laisvi ir to siekiame visą gyvenimą. Tačiau ką daryti, kuomet jaučiate, kad visą tai atlikti galima būtų lengviau? Jūs mokotės, auginate vaikus, dirbate ir kartais jaučiatės tik sraigtelis didelėje mašinoje, o galbūt kartais jaučiatės išnaudojamas. Jums reikia išrinkti dorus politikus, kurie būtų gabūs ir galėtų padėti jums kurti laimingą gyvenimą. Pirmiausia, mums reikia tiesos. Kalbėtis viena kalba, užpildyta pasitikėjimą. Politikai dažnai darbą gauna apgaulės būdu. Aš noriu užkirsti tam kelią. Prekiams ir paslaugoms galios sąžiningos reklamos įstatymai. O pasijuti apgauti, nes dažnai kreipiamės į tarnybas ir teismus. To pačio turime siekti ir su politikais. Žmonės turi turėti teisę kreiptis į teismus dėl jų balso išviliojimo, sukčiavimo ir apgaulės būdu. Nebalsuokite už politikus melagius, tai jūsų priešas numeris 1. Kuomet jau kalbėsime tiesą, mums reikės kažkaip susitarti. Čia prisimename pasakymą, demokratija yra labai blogai, bet niekas geriau nesugalvojo. Taigi nuo to ir pradėkime. Jeigu tikime susitarti be jėgos, be ginklo, gyventi taikoje, mums būtina prisiminti pagrindinius šiuolaikinės demokratijos principus. Tai skaidrumas, referendumai, tolerancija kitokiems ir kitokiai nuomoniai. Būti ar nebūti Lietuvai ir lietuviams? Štai kur klausimas. Man daugiau nei rūpi mūsų, Lietuvos ir pasaulio ateitis. Žmonių nauji išradimai ir atradimai vis daugiau ir keistesnių klausimų užduos mums patiems. Todėl mums svarbu ne tik žiūrėti į praeitį, bet taip pat galvoti apie tai, kokios ateities mes norime. Mūsų karta gyvena stebuklingų laikų, kada galime atsakyti į daugybę klausimų, iš kurių atsakymų prieš tai nežinojome. Tačiau mums būtina siekti darnos, susitarti ir tik tada galėsime laimingai gyventi.
Kokia ta ES ir ką turėtų žinoti kandidatas į europarlamentarus? Gal reikėtų pakalbėti apie Prancūzijos aristokratiškojo socializmo nedarbą, žemės ūkį, profsąjungas ir protestus. O apie nedemokratiškus sprendimus, kurie Prancūzijoje ir visoje Europoje į valdžią galiausiai atveda kraštutinius dešiniuosius, kurie pažadina žmonėse baisius instinktus. Gegužės 25 dieną kviečiu Europos parlamento rinkimuose balsuoti už mane, balsavimo biuletenyje pažymint Valstiečių žaliųjų sąjungą ir reitingavimo langelį įrašyti mano numerį 20. Daugiau informacijos apie mane galite rasti adresu www.andrius.org. Ačiū.